Sveiki, čia aš Baltoji lapė, šis tarot kortų skaitimas yra bendras, dėl privataus tarot kortų skaitimo rašykite man į Messengerį, privačią žinutę. Kainoraštis yra ant mano sienos postas su raganaite. Ir šiandieną tikriausiai visiems bus labai keista tema praeitis. Manyčiau, jau pribrendau prie tos temos, kad kalbėti apie praeitį, stebėti praeitį jūsų ir savo galbūt pačios. Na, iš tikrųjų, emociniai blokai man pačiai trukdė. Nesinorėjo žiūrėti į praeitį. Taigi, dabar manyčiau pribrendau ir dabar galiu žiūrėti ir į praeitį. Ir kam įdomu kreiptis dėl praeities, dabarties ir ateities, galite drąsiai kreiptis. Taigi, o šiandieną pasižiūrėkime tema praeitis. Ką turėtume žinoti apie jūsų praeitį? Primenu, ne su viskuo gali rezonuoti, nes šis tarot kortų skaitimas yra bendras, iš bendro energetinio lauko. Norite privačiai apie jūs, rašykite į žinutę man į Messengerį. Taigi dabar pažvelkim praeitis. Traumos pas kažkam. Traumos. Pas kažką gal buvo toksiniai santykiai, labai toksiniai santykiai. Galbūt buvo, gal kažkas netekote artimo žmogaus. Netekote, gali būti arba iš jo napilino, arba tai gali būti žmogus, su kuriuo bendravote, mylimasis, draugė, draugas galbūt. Labai stipriai išgyvenote tą momentą ir jūsų gyvenimas nebuvo lengvas, jūsų gyvenimas tiesiog tam tikra žodžio prasme, tiesiog atrodo viskas išsitaškė. Išsitaškė, nesisekė. Taip, nesisekė sukurti šiltų santykių su artimu žmogumi, rodo. Nesisekė sukurti šiltų santykių su kažkokiu artimu žmogumi. Taip, šitas žmogus jau yra praeity. Tai buvo praeitie, apie ką ir kalbam. Tai žmogus, su kuriuo nesisekė sukurti santykių kažkokių. Tai žmogus, kuris galbūt pats žvalgėsi į praeitį, labai griežtas. Šis žmogus buvo labai griežtas, čia man krenta vyrukas. Vaikinai, vyrukai, kurie žiūrite, verskite save moteris, kuri žvalgėsi praeitį, galbūt labai stipriai ir buvo labai griežta. Dažnai kivirčiojotės, vyko pykčiai visokiausi, skandalai galbūt, labai nesutarėt. Menkas tas pas jūs kažkoks ryšys tam buvo, nesutarėt visiškai.
sunkiai sutarė, ta prasme. Trūko tiesos. Jūsų santykiuose trūko tiesos ir atvirumo. Trūko tiesos ir atvirumo. Žmogus galbūt kažką nuo jūsų slėpia. Šis žmogus kažką nuo jūsų slėpia. Labai stipriai. Matot, mėnulis simbolizuoja nežinomybę. Šis žmogus labai daug ką nuo jūsų slėpia. Net pilnas mėnulis, tai labai daug kažką nuo jūsų slėpia. Labai daug nuo jūsų slėpia. Kažką asmeniško labai slėpia, kažką asmeniško. Man atėjo į galvą galbūt iš visatos dvigubas gyvenimas, slėpimas resursų kažkokių. Tai gali būti pinigai, gali būti jausmai kažkokie slepiami, bendravimas galbūt, žinutės, skambučiai. Jūs daug ko nežinote. Ir galbūt likščiau gal ne viską žinote. Sako, šis žmogus puikus manipuliatorius buvo. Puikus manipuliatorius. Sagandau, pagalvojau, kad vėl kažkas bėga iš nosies. Ne į temą, bet buvo ta kuriozinė situacija, kad kraujas biškutį pasileido iš nosies beplaunant veidą. Būna pasitaiko, bet aš kaip iš spiritualinės tokios dvasinės pusės, man čia jau yra ženklas, kad kažkas mane puola. Nieko, atsinaujinsime apsaugos ratą ir karma ateis atgal, kas čia mane puola. Gerai, nukreipam nuo temos. Šis žmogus puikus manipuliatorius, kaip ir minėjau. Daug ką nuo jūsų slėpia. Oi, tikrai daug ką. Pilna. Toks dviveidis, sakyčiau. Dviveidis. Dviveidis žmogutis buvo. Ką dar turėtume žinoti? Aš žiūriu jum akis. Manipuliatoriai ir yra tokie žmonės, kad jie sugeba priversti savo aukas nematyti. Narcistinę galbūt asmenybę įžvelgčiau. Ką tokie žmonės mums padaro už akis, kad mes nematytume? Teisybės. Apstato. Nesąmonėm visokiom tam, kad tu jaustumės bejėgį, taip, ir iškreipti. Atimti jūsų vidinę galią, kad jūs jaustumėte tuo momentu. Tas žmogus norėjo jūs įkalinti, kad jūs nematytumėte teisybės ir kad galvotumėte, kad viskas, aš be to žmogaus neišgyvensiu niekaip, aš be to žmogaus negaliu ir taip toliau. Ir čia nesvarbu iš emocinės, iš finansinės pusės. Toks toksiškas labai žmogus. Toksiškas žmogus. Kuris jūs jau paliko. Jūs jau paliko. Ir jūs tą žinot. Jūs tą žinot, jums buvo pranešta. Netgi. Jo. Jūs žinote, išėjau pas kitą. Išėjau pas kitą. Pas imperatorę išėjau. Nu gerai, pasižiūrėkime. Ar jinai tikrai imperatorė yra, ar tik tom tik dedasi? Kas jinai tokia yra iš tikrųjų?
Ta mergina galbūt netekusi šeimos ir ar šeimos artimo nario. Arba nesiseka sukurti šeimos. Nesiseka sukurti šeimos. Mėgstant išlaidauti. Mėgstant išlaidauti. Kas čia bus vadinama goldigerė, kaip suprasti. Pinigai tik domina. Sako, neapsisprendu. Aha. Apsimeta imperatorė. Moteris, kuri nežinanti, ko pati nori iš gyvenimo. Nieko negali būti blogiau, kaip sutikti žmogų, kuris nežino, ko nori iš gyvenimo. Įmerksiu koją čia, pabandysiu tą, pabandysiu aną. Neapsisprendus, netikra imperatorė, ne imperatorė. Tikrai ne imperatorė. Tik apsimeta, kad tokia. Turinti kažkokių traumų arba mėgstantis skaudinti kitus. Galbūt keičia vyrus kaip kojines. Keista energija. Keista energetika jos. Tokia labai... Ši moteris lengva būdė, sakyčiau. Neapgalvoti sprendimai. Neapgalvoti sprendimai, kvaili sprendimai. Išdavystės. O, jėtų, kas čia buvo. Išalkau, matyti, reikės eiti pavalgyti. Taigi, ši moteris išdavysčių meistrė. Nesvarbu, vyras su žiedu, be žiedo, turi vaikų, turi žmoną, turi antrą pusę. Jei čia ne pirmas kartas, ne pirmas kartas. Ne pirmas kartas. Kaip ir sakiau, apsimeta imperatorė, bet tokia nėra. Nerimta panelė, nerimta moteriškė. Gerai, grįžkime. Ką dar turėtume žinoti apie jūsų praeitį? Ką dar turėtume žinoti apie jūsų praeitį? Ką dar turėtume žinoti apie jūsų praeitį? Ar yra dar kas turėtume žinoti? Man ateina tokia žinutė, kad neturėjot progos pagyti netgi praeitį. Tik susitvarstot. Aha, tik susitvarstot, o jums vėl puola. Neturėjot laiko pagyti iš tikrųjų. Neturėjot. Buvo skaudinama. Buvo prikaiščiota jūsų šešėlinė pusė labai stipriai. O šita pusė, jūsų teigiamos savybės lyg ir neegzistavo tam žmogui. Nu, tikrai to karminiai santykiai čia pas kažką buvo, tikrai karminiai santykiai. O kas yra karminiai santykiai? Žmogus ateina išmokyti. Mes su tokiais žmonėm papuolam santykius tam, kad išmoktume tam tikras pamokas ir viskas. Su jais bendros ateities nebūna. Kaip sakant, gaudavo trupinius kažkokius. Bendravimas iš viso pasvajoti sunkiai, bendravimas tam pas jumis. Dar čia jaučiasi, kad statydavo jūs į ožkos poziciją, atpirkimo ožką. Kaltindavo galbūt jūs, vyrukai verskite save, moteris, kuri jūs kaltindavo. Sunku būdavo su tokiu žmogu bendrauti, arba apie nieko bendrauti jūs neturėdavot, arba
iš vis nebendraudavot, nu toks žmogus uždaras, o galbūt jūs jam rodėt jausmus, o jis bandėt kažką su jo, jis vat į kitą, su kita bendravo, aha, ir labai artimai bendravo. Tai čia ta pati moteriškė, matyti. Labai artimai bendravo, klausykit, ir tai nuo jūsų slėpė. Oi, kaip slėpė. Kad jūs nieko nesužinot. Kas čia dar vieno lenda? Dar vieni artimi santykiai. Tai ką iš čia tarp dviejų rinkosi vieno? Įdomiai. Nu jo, Alfonsas. Vyriškiai verskite save, moteris, kaip ten moteris tada vadinasi tokios. Alfa patinai ir alfa patelės. Įsivaizduoja, kad gali turėti bet ką. Kol jūs rodot jam jausmus, dėl jos stengiatės, jūs va žiūrėkit tarp dviejų. Kurią čia pasirinkti. O jūs vargšelis arba vargšelė, kentėjot, dirbot, galvot, kad problema jumise ir jūs dirbotas tuo labai smarkiai. Bet klausykit, jūs nebuvot problema. Nes jisai žvalgėsi po visą pasaulį. Kaip sakant, po kiekvienų sijonų lindo, jūs dėl jos stengiatės. Ieškot problemos savyje, kaip problema va, kas buvo. Taigi, tiek apie jūsų praeitį, ką domina praeitis, dabartis, ateitis, jau tom užsiemu, pradėsiu kalbėti apie praeitį, taip pat, jeigu domina, prasivaliau tuos savo vidinius blokus ir nusprendžiau, turėjau tokį pokalbį, nusprendžiau, kad reiktų pakalbėti ir apie praeitį. Reikėtų. Kažkiek tai reikėtų. Taigi, kam domina, rašykit, komentuokit į Messengerį privačiai, kas norite sužinoti, praeitis, dabartis, ateitis. Jau manyčiau, pribrendau prie praeities, kad galėčiau apie ją kalbėti. Prasivaliau tus vidinius blokus. Tai va, komentuokit, su kuo rezonavo. Jeigu jūs rezonavo su skaitimu, komentuokit širdelę, kokį emodžį, smailiuką, arba tiesiog rašykite. Atitinka. Ir būkite aktyvus, nes galvoju, kaip čia jumis paskatinti. Žmonės padarysime va taip. Kurie bus aktyviausi komentaruose, po kiekvienu mano postu kažką pakomentuosit, pageidautina žodžiai, kad bendrautumėme. Bet kas būsite aktyviausi, išrinksiu vieną iš aktyviausių, vieną iš labiausiai aktyviausių žmonių, kurie komentuoja. Aktyviausias komentatorius gaus nemokamą tarot kortų skaitymą. Tokia akcija. Dabar savaitę, o gal 2. Stebėsiu ir išrinksiu vieną iš aktyviausių, kuris laimės nemokamą tarot kortų skaitymą
20-30 minučių pasirinktomis temomis. Nemokamai. Taigi būkit aktyvus. Ačiū, kad buvote su manimi ir iki kitų kartų.